Sveiki. Sveiki, Ineta. Sveiki. Mudvi šiandien sveikinamės iš Prancūzijos. Taip, visiems laba diena. Bonjour iš Prancūzijos. Bonjour iš Ačiū Prancūzijos. Dievui, šiandien saulėta. Abi mes šiandien Prancūzijoje. Labai smagu man kalbinti šiuometinę žiemietę, lietuvę ir kartu esančią ir Prancūzijoje. Tai papasakosim visas istorijas, o aš noriu pradėti, galbūt pradėkim nuo to, kaip mes susipažinom. Ineta, aš galvoju, ar ten, kaip? Kaip buvo, iš tiesų aš irgi tą patį pagalvojau, kokia mūsų buvo pradžia, kad mes jau čia kontakte, tai viskas ok, bet gal mes susipažinom Lietuvoje. Ne. Per kažkokias internetinės erdves ir po to susitikome viename seminare, kuriame aš užsiminiau, kad kelionėje į Prancūziją, mano pirmi žingsniai link Prancūzijos, kūryba visa link Prancūzijos. Ir tada mes pasimatėm. Man atrodo, kad buvo tai. Aš pakviečiau į verslių moterų klubą, atsimenat, į tą Darko networking. Taip, bet kaip iki tol mes vieną kitą pačiupom. Tai volia. Geras. Tai va, tai būna, kad net neprisimeni, kur susipažinai, ir labai smagu kartais net ir taip pasijausti. Tikrai nuoširdžiai, neprisimenu. Tai va, o po to kažkaip nuo to klubo mes pradėjom kažkaip vis kontaktą ar nelaikyti, kad, tai va, jau jūs Prancūzijai metai? Jau metai ir 8 mėnesiai, jo. Metai ir 8 mėnesiai. Laikas sprogo visiškai, man tiesiog kaip, aš nejučia. Ir dabar su kuriais žmonėmis kontaktuoju Lietuvoje, ir grįžinėsiu rugpjūčio mėnesį, kas nori pasimatyti, aš nesuvokiu to laiko tarpo. Iškritęs momentas, neįtikėtinas, tikrai, toks, negaliu patikėti, kad tiek laiko jau būta ir tiek visko čia būta ir išgyventa ir patirta. Ir dabar prisimenu tą momentą, kada išvažiavau pirmą kartą krovausi lagaminus. Tai čia kokie buvo metai? 22? Tai čia buvo sausio pradžia, jo. Jo. Tai ar norėtumėt šiek tiek Ineta papasakot, kokie pas jūs santykiai? Kodėl Prancūzija? Kodėl dabar vėl grįžtat? Ar norėtumėt? Jeigu norėtumėt, tai taip, o jeigu ne, tai galim tada toliau tęsti savo. Kelionė visai netikėta čia, absoliučiai netikėta. Kodėl dabar neatsakysiu, bet gal ekspromtu, vėl emocijos, nešia emocijos vienareikšmiškai. Aš toksai žmogus, mes nuo to prie to ir prieisim, kad pas mane gyvenime viskas yra emocijos. Ir šeimos nariai gali tai paliudyti ir visą laiką gestikuliuojam, pas tave emocijos, pas tave vėl emocijos. Tai turbūt teigiamai tai yra pažiūrėjęs tik tai brolis pranciškonas Benediktas vienos išpažinties metu į mano emocijas, kad tiesiog tai yra, tai ir tave neša, tave tai pakelia, tave tai išneša. Kaip aš sakau, man labai tinka tas posakis iš pasakos, pūskite mane, pūskite. Princesė. Super. Jo, ir čia jo, nešina tos emocijos, kurios galbūt labai man trūko Lietuvoje, toks kūrybinis galbūt neįvertinimas tuo momentu įvykęs, neišlauktas, neišdirbtas momentas ir aš nusprendžiau išvykti pas tuo metu gyvenantį Prancūzijoje ir dirbantį vyrą. Tai tas toks davė tokios ramybės, truputėlį nusiteikimo, tos vėl patirti kitokios emocijos. Man labai tiko čia aplinka, man labai tiko oro sąlygos, man labai patiko architektūra, čia kiekvienas namo kampas nužiūrėtas, mane tai neša, mane tai įkvepia. O po to grįžus kovo mėnesį atgal į Lietuvą, truputėlį ištikta šeimos nelaimė, grąžino atgal, vėlgi susitvarkyti jau vykusias skausmingas emocijas. Ir jau daugiau nebegrįžau, buvo nuspręsta ieškoti ir darbo paieškose dalyvauti ir vis tik supratau, kad
man reikia kūrybos. Va. Tai gerai, tai dabar aš truputį dar tokį teorinį intarpą padarysiu apie tas emocijas. Ir aš daug kalbu savo seminaruose ir knygose apie tai, kad mūsų emocijos atlieka tam tikras paskirtis. Ir girdim, aišku, yra tas stereotipinis matymas ir gal jisai nėra visai ten iš piršto išlaužtas, paaiškinsiu kodėl. Mes vadiname emocijas teigiamomis, neigiamomis, geromis, blogomis. Galim taip kalbėti, nieko čia baisaus, bet vis tiek turim žinoti tokį paprastą dalyką. Kaip sakant, jeigu mes nežinosim, jisai vis tiek egzistuoja, tiesiog žinoti yra geriau, kad iš esmės emocijos turi savo paskirtis mūsų gyvenimuose. Ir jeigu supaprastinti paaiškinimą, tai imkime 4 bazinės emocijas, tai yra pyktis, baimė, liūdesys ir džiaugsmas. Ir visos šitos 4 bazinės turi savo intensyvumą. Jos gali būti intensyvesnės arba mažiau intensyvesnės ir nuo to keičiasi jų pavadinimai. Tai pavyzdžiui, jeigu, kaip pavyzdį, paimkime baimę ir jeigu baimė yra taip, mes turim kažkokią skalę, ir skalės viduryje yra baimė, kuri atlieka savo paskirtį mūsų gyvenime. Tai ta paskirtis paskui pasakysiu, bet per vidurį yra ta emocijos intensyvumas, tiek tos kiekis, reiškia stiprumas ar ne toks, kuris atliktų savo paskirtį, bet jeigu eitume į nulinę tos skalės pusę, tai jinai mažėtų, tas stiprumas mažėtų ir jau paskirties nebeatlieka. Bet pavadinimas netgi keičiasi, ar ne? Ir, pavyzdžiui, galėtumėm pavadinti nerimu. Ne baimė, bet nerimu. Tai reiškia kažkokia maža baimė, tokia besikartojanti. Ir iš esmės, jinai ten turi vos tokią mažą kartais paskirtį, kuri prižadinti žmogų, pavyzdžiui. Neramu, kad nepavėluočiau į kokį nors ten traukinį, pavyzdžiui, kuris nelaukia, ar ne? O jeigu, čia toks jau smulkmenas, bet noriu tik tai pasakyti, kad keičiasi pavadinimas, ar ne, jeigu einam į intensyvumo mažėjimą. Jeigu einam į intensyvumo didėjimą, irgi keičiasi pavadinimas ir, pavyzdžiui, jau ten pati tokia iš didžiausių baimių yra panika. Mes visi žinom panikos atakos, ar ne, ir mes jas pažįstam daugelis iš mūsų ir su jomis ten tvarkytis mokam ir taip toliau. Tai va, čia kaip pavyzdys vienas, ar ne? Tada yra kitos 4 bazinės, kurios irgi turi savo intensyvumus ir skirtingus pavadinimus ir turi per tą viduriuką esančius, kažkokias paskirtis, reiškia. Tai dabar apie paskirtis trumpai. Tai yra labai paprastos paskirtys mūsų emocijų, net mes kartais nenutokėm, kad taip paprasta viskas. Tai baimė ir pyktis turi paskirtį apsauginę. Tai yra emocijos, kurios skirtos apsaugoti mūsų gyvybę. Tai su baime kaip ir viskas aišku, ar ne, kad, reiškia, mes turim bijoti, kad nežūtume, ar ne, kad kažkur neįkištumėm galvos, arba netgi jeigu taip perkeltinė prasme, tarsi perkeltinė prasme, galvotumėm, kad jeigu bijom išleisti visus pinigus, tai irgi tik dėl to, kad paskui neturėsim už ką valgyti ar ne, arba neturėsim kaip pragyventi ir irgi mirsim finale. Tai mūsų psichika kuria tokius scenarius, kad žodžiu, apsaugotų mus. Ok, tada apie apsauginę mes paskirtį kalbam. O pyktis, sakysit, o kam tas pyktis, kad apsaugotų? Taip, pyktis irgi padeda saugoja mūsų ribas. Mūsų asmeninės ribas. Žiūrėkit, jeigu mes esam kažkokioj grėsmėje, tai 2 emocijos mūsų užplūsta, ar ne, baimė arba pyktis. Tai jeigu baimė, tai mes traukiamės, tarkim, bėgam, kaip yra kažkas gerai pasakęs, geriausia gynyba greitai bėgti. Kartais irgi tas padeda, ar ne? Ne visuomet gali, reiškia, kovoti vienas, pavyzdžiui, prieš ten kokius 4. Tada pyktis yra būtent apie tai, kad nebėgti, bet atlaikyti, ar ne? Tam, kad aš galėčiau apsiginti, aš turiu supykti iš esmės. Būdamas labai ramus, geras, toks, džiaugs, arba besidžiaugiantis, aš tikrai neapsiginsiu. Tai reiškia, man reikalinga šitą emociją, aš turiu supykti, aš turiu parodyti tą savo pyktį, kad atsitrauktų kažkas, kas kelia grėsmę mano gyvybei finale. Pradžiai galbūt tai nėra gyvybė. Mes visi kalbam apie mobbingą, ar ne,
apie bulinimus, apie visokius dalykus ir tai yra apie tai. Ir aš irgi konsultuoju daug žmonių ir tame tarpe ir paauglių, ir suaugusių, su kuriais mes mokomės parodyti pyktį. Nes kažkada tai buvo uždrausta. Tiesiog uždrausta, ar ne, pasakyta. Tu čia man nerodyk savo pykčio, pavyzdžiui. Kai 20 metų mūsų kartos toje šitoje situacijoje, kad net negražu pykti. Visose kartose dabar irgi tas nešama, kad tu čia man nerodyk savo pykčio, tu čia man nerodyk savo emocijų, ar ne? Taip, nes man nepatogu čia dabar su tavo emocijom dylinti. Tai gerai, tai labai nenukrypstant, reiškia, vieną paskirtį pasakiau, ar ne, 2 emocijų, ta pati paskirtis, labai įdomu. Ir čia mes turim dažnai net pažinimo reikalų, ar ne, kad aš galvoju, kad aš pykstu, galvoju, kartais čia su kitu maišom, galvoju, kad man liūdna, iš tikrųjų aš pykstu. Bet čia kita tema. Dabar grįžkim prie tų 2, kurios dar liko neįvardintos paskirtis, tai liūdesys ir džiaugsmas. Tai ypatingai paprastos paskirtis, liūdesys yra skirtas padėti mums atsisveikinti. Ir tai nelabai svarbu su kuo, su viskuo. Ar tai būtų kažkoks tai praradimas artimo žmogaus, ar ne, ką mes jau suprantam aiškiai. Ar tai būtų, nežinau, santykių pabaiga. Ar tai būtų kažkokio etapo pabaiga. Ar tai būtų kažkokio daikto netekimas, ar ne, elementaraus, pamečiau. Vien žodžiu, liūdesys ateina tada, kada kažkas baigėsi. Nepamirškim to ir atpažinkim. Nes jeigu man liūda, aš galiu savęs paklausti, o kas baigėsi, kodėl aš liūdžiu. Gal aš net neliūdžiu, gal aš pykstu. Bet aš kai pykstu, man sakė nepyk, tai tada aš pradedu liūdėti kažkodėl. O kodėl aš pradedu liūdėti? Man nereikia liūdėti, niekas nesibaigia. Ir tokiu būdu aš pakeičiu, ar ne, emociją. Bet čia irgi vėl atskira tema. Ir grįžkim prie džiaugsmo, kuris yra, kaip liūdesys ir džiaugsmas yra šiek tiek priešingos emocijos, ar ne, kituose poliuose. Tai džiaugsmas turi paskirti pasisveikinti. Padėti mums pasisveikinti. Tai iš to išplaukia labai paprastas dalykas, kurį tikrai kviečiu visus naudotis. Džiaugsmas slypi naujuose dalykuose. Reiškia, jeigu jūsų gyvenime trūksta džiaugsmo, eikite į darbą kitų kelių. Eikite į parduotuvę. Susitikite su naujais žmonėmis, ar ne? Taip. Bet kas vyksta? Kodėl mes sakom, trūksta džiaugsmo ir man čia mes bijome naujų dalykų. Ateina baimė, kuris sako, geriau pažįstamas blogis negu nepažįstamas gėris, ar ne? Bet čia vėl kita tema, ar ne? Kodėl ir taip toliau. Tai taip, žodžiu, paskirtis yra 4 emocijų, 3. 2 emocijos apsauginės, viena pasisveikinti, kita atsisveikinti. Tai va, ir skiriasi intensyvumas, skiriasi jų pavadinimai ir dar vienas faktas, kad emocijos yra energijos šaltinis. Jūs visi man pritarsite, kad kai aš supykstu, netgi kai aš liūdžiu ir kai bijau, aš pradedu jausti kažkokią energiją. Ir tai yra energijos šaltinis. Ir tada, va čia dabar mūsų pokalbio su Ineta ir bus vinis, ar ne, kaipgi tą energiją panaudoti. Kaipgi ją panaudoti, nes mes visi žinom, elektros energija paprastas dalykas. Galima su ją apšviesti, arba galima, nežinau, sudeginti, ką nors. Perdega aparatūrą. Taip, iš tikrųjų, tai aš netgi susikonspektavau visas šitas emocijas, apsauginės, liūdesio ir atsisveikinimo ir tokių labai gražių momentų prabėgo man berašant visą šitą dalyką, kurioje vietoje pasiliko tas mūsų nerimas. Tai nerimas ir buvo netokia didelė baimė, ar ne, kad atliktų savo paskirtį, bet jinai vis tiek turi savo, reiškia, vietą, ar ne? Jeigu mes kalbam apie nerimą, tai yra ką mes ir norim dabar irgi išgvildenti, gal šiek tiek paliesti, ar ne, nes aš Inetą pasikviečiau kaip tokią liudininkę, ar ne, tokią liudytoją, kaip vadinasi, dabar nežinau, kaip čia lietuviškai toks keistas pavadinimas, bet tas žmogus, kuris patvirtina, kad va, žiūrėkit, tikrai, tas vyksta, net paliudija, kad galima emocijų energiją panaudoti kūrybai. Ne, mes apie tai kalbėjom, kad taip, galima. Taip, mūsų ir prasidėjo visa šita mintis, kad mes išeikime apie tai kalbėti. Taip.
Aš pati ištransliavau, kad aš turbūt noriu apie tai kalbėti, nes tai yra pragyventa, išgyventa ir norisi su tuo, taip kaip tu jautiesi, atrodo, kad dalintis. Tai vėl kūrybiškumo išraiška yra turėti, atiduoti, dalintis, būti įvertintai. Nes berods taip ir prasidėjo mūsų šitas visas noras išeiti į eterį, kuomet jūs pati mane įvertinote kaip kūrybingą, kokia kūryba, nors aš ten kažką labai minimalaus, labai eilinio, man atrodo, paviešinau savo floristikos berods srityje ir sulaukiu iš jūsų labai gražios žinios, kokia tu esi kūrybinga. Ir man taip surezonavo šita žinutė su tokia didžiulė pagarba, su tokia didžiulė padėka, su įvertinimu, nes kūrėjui reikia būti įvertintam, neįvertinus yra kataklizmai, tikrai ta žodžio prasme. Ir tada, pagavus jūsų žinutę, aš rankoje laikiau tą knygą iš tiesų, su kuria aš dabar gyvenu ir labai ilgą laiko tarpą gyvenu, nes jinai ilgą laiko tarpą dar ilgesnį galbūt, negu ją skaitau, nei mane erzino. Tai Įveiktas nerimas knyga, kurioje aš save pradedu atpažinti, bet turbūt liko dar koks 50 puslapių perskaityti. Tai iki tiek reikėjo daryti, kad pradėti suprasti ir analizuoti, kas čia su manimi vyksta. Tai kas čia darosi, tai iš kur čia tos emocijos, nes girdėti tą ale komplimentą, koks jautrus vaikas nuo vaikystės, kokia tu jautri, liga, iš jautrumo, dar kažkas, ir vėl jautru, ir tas jautrumas mane persekioja. Ir šiai dienai aš turiu atsakymą. Taip, tai yra jautrumas, bet pažiūrėkime jį iš pozityvios pusės. Ligos mane atvedė iki tam tikrų dalykų, iki tam tikrų išminčių, naujų žmonių sutiktų, gyvenimo įpročių pakeitimo. Jautrumas atvedė iki kūrybos, kuri mane absoliučiai neša per gyvenimą, aš be jos negaliu. Ir tiesiog, jeigu į tai nepažiūrėti pozityviai, tai tada tikrai gali nusigraužti nagus, įsivaryti savo depresiją ir sakyti viskas, aš turiu šitą etiketę savo, turiu N piliulių ir gyvenu va taip. Bet aš pasirinkau kitokį kelią ir tikrai ačiū tom visom citatom, kuriomis aš dalinuosi Alyvmedžio spa savo paskyroje. Tiesiog vėl atėjo tokia vidinė žinutė, kad aš turiu tai transliuoti. Mane pačią tai gydo tie vadinami tos mano pasibrauktos eilutės, citatos, galbūt kažką irgi palies. Neturiu tokio tikslo, bet aš noriu transliuoti. Vėl man atėjo tas poreikis, tokia vidinė emocija, toks variklis, kad daryti. Daryti ir aš darau. Ir ta emocija, apie kurią mes kalbam, ta gerąja, ta prasme, ta turbūt paskutinioji, tas džiugesys, ar ne? Ir yra, kad per džiaugsmą, per grožį, per tą tokią skaidrę šviesą eiti į visuomenę ir dalintis to grožiu. Toks vidinis tas potencialas yra toks stiprus ir jisai toks yra visada pas mane. Ir tai eina proveržiu būtent per kūrybą. Šiandien dar labai gražus ryte pastebėjimas, irgi galvoju, aš turiu ištransliuoti jums tą žinutę, kad ko aš išmokau čia Prancūzijoje. Kad sutikai žmogaus akis ir jausk atsakomybę. Jie visi eina pasišiaušę, nuskusti plaukai, tariant šitus žodžius. Jie visi sveikinasi. Pažįsta tave, nepažįsta. Pakėlė akis, sutikai gatvėje žvilgsnį. Jie visada tau pasakys bonjour. Mane tas taip žadina, mane tai taip įkvepia, mane tai taip inspiruoja ir atrodo, eilinis, praeitas, nepažįstamas žmogus tau jau suteikia dienoje reikšmės. Arba senutė, kokia visiškai stumdama vežimėlį parduotuvėje ir visa tokia graži, pakelia akis ir jis sako, bonjour, madame. Ir aš galvoju, man gėda, nes aš pirmiau už tave nepasisveikinau su tavim. Tai tas toks irgi džiugesio nešimas į dieną. Ir vėl emocija, ir vėl pozityvas, ir vėl savęs kėlimas. Ir jeigu sakai, kad kažkas nevyksta, tai tu nedarai.
aš visada sakau daryti. Veiksmas, va tą, ką jūs ir kalbėjot, ar ne? Ta energija, ta emocija, jos visos yra veiksmas. Taip. Jeigu nedarai, tu ir esi toje kažkokioj toj virvės skalėje, toj kažkokioj toj guze, tos venos guzas ir atsiranda turbūt trombas šitame, va tada ir prasideda tada visokie psichosomatiniai, kūno visokie tokie, kaip pasakyti, pojūčiai, kurie daveda iki ligų, arba tu su tuo dirbi, su ta energija eini, veiksmas duoda energijos, tu judi ir vyksta pokyčiai. Aš manau taip ir tik tai taip. Tai aš dar noriu paklausti, Neta, dabar ką aš išgirdau, tai visgi nuo pat vaikystės buvot jautrus vaikas, taip ir vadindavo. Tai reiškia, kad jūs tas emocijas visgi transliuodavot į išorę, nes mes visi jaučiam ir kažkaip tai parodom, ar ne, ką jaučiam. Tai matydavo aplinka ir sakydavo, o jautrus vaikas, o emocijos, o tas, ar ne. Ir dabar, ar aš teisingai supratau, truputį noriu, kaip sakyt, patikslinti, kad tas, kadangi mes kalbam, kad emocijos yra vis dėlto energijos šaltinis, ar ne, reiškia, aš jausdamas emocijas jaučiuosi energingas ir tada jau su ta energija darau, ką noriu. Reiškia, galiu slopinti, ar ne, galiu panaudoti griovimui, galiu panaudoti statybai arba kūrybai, ar ne? Tai truputį patikslinkit, tik vis tiek supratau, kad pradžiai dar nebuvo taip viskas aišku ir kažkuriuo momentu supratot, kad tik gerai, aš jautri, aš emocinga, bet aš galiu kurti, ar ne? Gal gali, pavyzdžiui, tą savo atradimo momentas, kada jūs atradot, kad aš kurėja. Taip. Tai tas jausmas net ne nerimo, o jautrumo nuo vaikystės jisai lydėjo mane migrenos priepuoliais. Tai nebuvo kūryba. Taip, tai buvo toli gražu, nebuvo kūryba. Tai buvo iki 16 metų didžiuliai migrenos priepuoliai, vėmimai ir visiškai. Ir daug iš tikrųjų, kiek man teko bendrauti su psichologais, su psichoterapeutais ir klausia, tai kas ten buvo toje vaikystėje, kad ten tokie jausmai buvo? Nežinia, viskas, tai yra užspausta, tai yra padėta į stalčiuką ir pamiršta, bet atėjo gyvenime momentas, kada taip sudėliojo, nežinau, kas likimas, ar dievulis, ar kaip čia pasakyti, kad tiesiog proveržis kūrybai atsirado susipažinus su gėlių salono savininke, su kuria mes ir bendraujam. Ir aš nuo 11 klasės, kaip įžengiau tą gėlių saloną ir man atsivėrė visos čakros, aš iki pat šiol užuodžiu tą tenai tada buvusi kvapą. Ir man atsivėrė visos, nežinau, net ne kūrybinės galės, bet tai buvo žmogus, kuris pastebėjo šitą mano jausmą, leido tame būti, leido kurti, leido būti šalia savęs, leido dirbti ir aš nuo 11 klasės pradėjau keliauti gėlių keliu. Taip ir yra, tai ir vyksta dabar iki pat šios dienos ir tas žmogus irgi visada yra šalia manęs, aš ją visada jaučiu ir visada jaučiu didžiulę pagarbą už tai, kad ir padėką, kad ji mane į tai atvedė. Ir niekur aš nuo to nepabėgau, nes kiek bandžiau bėgti į vadybą, į pedagogiką, į visą kitą, visur persekiojo ta pati kūryba ir galėtų būti direktoriaus poste, o taip ir buvo. Ir kai aš supratau, kad man ta direktoriaus kėdė tikrai nepriimtina ir aš užsidariusi kabinetų duris pinu kalėdinius vainikus, aš nusprendžiau, kad tai yra taškas. Nes aš jaučiuosi, turėjau galimybę palyginti, kaip aš jaučiuosi sėdėdama toje kėdėje ir kaip man širdis dainuoja, kada aš darau kūrybinį procesą, kada aš esu kūrybinėme procese. Ir dabar, Prancūzijoje lygiai taip pat, aš dar kartą pasitikrinau save. Pareigos, atsakomybė ir visa kita, bet širdis tai nedainuoja. Ir vis tik supranti, kad
Kūryba tave pakelia, tave išneša ir reikia būti tame. Ir nors labai norėjau iš tiesų ištransliuoti tą apskritai visuomenį ir draugam, ir savo profilio visiems žmonėm, kurie stebi ir yra, jaučiasi daug ir pavydo, visokių tų emocijų, ar ne, kiek čia bebūtų, oi, tu kokia kūrybinga, kaip čia tau viskas faina. Ir aš taip noriu jiems pasakyti, kad tai, ką matai, tai va čia ta gražioji lėkštutės, tie visi auksiniai pakraščiukai. Bet tiek, kiek tu turi žmogus, būdamas kūrybingas, ar ne, nešdamas tą emociją viduje, kiek tu turi praeiti to vidinio pasaulio pažinimo. Kiek tame yra kančios, turbūt mažai kas kūrėjų apie tai šneka, ar ne, nes kūrėjų yra svarbu išeiti į sceną, sulaukti aplodismentų. Nes, man kada pasibaigia koks vestuvių projektas, man yra visada labai liūdna. Liūdna, nes tai baigėsi, nes aplodismentai baigėsi. Ir kaip mano kolega sakydavo, tau pirmadienis yra depresija, nes užkulsiai užsidarė. Taip? Bet Ineta, jūs girdėjote, ne ką aš sakiau teoriją, kad jeigu atėjo liūdesys, jisai yra reikalingas, jisai padeda mums atsisveikinti, ar ne su pabaiga, mums priimti pabaigą. Labai daug žmonių mūsų tame tarpe yra tokio įpročio, atsinešta gal, arba tiesiog nepatinka mums būti šalia liūdinčių žmonių, tai mes bandom juos arba ten raminti, arba neigti tą liūdesį. Bet realiai tai liūdesys yra normali. Būtent, jinai padeda atsisveikinti, užbaigti, kaip ką jūs pasakėt. Bet po to ateina liūdesys, bet gerai, jis turi ateiti. Jeigu jis neateitų, tai būtų nenormalu tada, ar ne? Taip, čia kaip būtų nesibaigiantis traukinio bėgiai, bet ir tie turi pabaigą irgi. Tu vieną kartą nuvažiuotum nuo to traukinio bėgių, tu perdegtum, pavargtum. Tai yra liūdesys, tave sustabdo tą akimirką, sustoti, apmąstyti. Tame reikia leisti savo pabūti. Ir toje emocijoje irgi leisti savo pabūti, išbūti, išgyventi. Ir kartais ir norisi su tai žmonėmis, kurie gal ir tą pavydo tokią kartėlį kartais ištransliuoja, noris pasakyti, kad tai gal tu nori, aš supakuosiu tau tą savo nerimą ir padovanosi. Ir turėk, ir pažiūrėk, kaip viskas faina, kaip viskas, kaip blogosios tos pusės kūrybinės ir tos emocijos, mes paprastai, kurie esame nelinkę dalintis. Ta emocija. Tai, ką mes išgyvenam, tai, kas vyksta, tas visas demoniškumas, tas viduje, nes ir tai yra irgi normali būsena. Iš to irgi gimsta kūryba, galų gale, tu išgyveni, tu išbūni, išturi, kažkas gimsta, kažką ištransliuoji ir po to eini, tai perkeli į kažkokį ne virtualų, ne abstraktų, bet tu kuri, tu tiesiog eini kurti ir dalini save. Ir nori būti vertintas. Man šitas yra labai svarbus dalykas, nes jaučiantis neįvertintam kūrėjui, vėlgi, bet šitoj vietoje ganėtinai sėkmingai pagydė vėlgi ta pati knyga, kurioje graži citata: nenustok daryti. Daryti ir dirbti. Kažkada tai atsitiks, kažkada tai bus. Kažkada kažkas tai vertins, žinoma, kad kartais ir pasimeldi važiuodamas, Dieve, tu matai, kiek aš darau. Bet visi norim to greito, atrodo, rezultato, tai vėlgi čia toks nelabai. Gerai. Bet tame viskas ir verda, tas suvokimas ir ta vidinė transformacija iš tikrųjų vyksta labai nuostabi, turiu pasakyti. Tikrai nuostabi. Žiūrėkit, tai dabar, ką aš girdžiu irgi, tas, kad visgi ta pavyko tą nerimą, ar ne, tai yra baimė, kuri neatlieka savo paskirties, bet jinai egzistuoja, tarsi kažko mes vis tiek bijom, kažkokio turim to nerimo, neaišku kodėl, neaišku iš kur dažnai, bet jisai egzistuoja mūsų gyvenime, tai tam tikra kažkokia grėsmė galbūt mūsų mintise, mūsų galvose, ar ne, mes bijom kažko ir jaučiam tą nerimą, kuris kaip ir neturi kur savęs realizuotis, ar ne? Bet jei to nebūtų, Aurima, tai nebūtų tavo varomoji jėga, mes nieko. Tai aš ir noriu paklausti, nes tai yra energija ir tuo pačiu,
kaip ir girdžiu, pavyko paimti tą nerimą į rankas, kaip sakoma, ir panaudoti kūryboje, ar ne? Ir mes jau kalbėjom, kad atradot, kad kažkada 11 klasėje, žodžiu, susitikot ir jums parodė kelią, kaip jūs galit kurti, ką jūs galit kurti, ar ne? Ir va dabar va tas kelias, kiek jau metų trunka, kiek jau tęsiasi metų tas, kaip girdžiu, truputį ir nuklystat, pasižiūrit, o gal reikia pabūt direktorė, o gal reikia tenai pabūt, o gal reikia tenai pabūt. Ir vėl grįžtu, ar ne? Čia nenuklydimas, žinokit, Aurima, čia yra nenuklydimas, čia vėlgi tas neša, vėl tas pats nerimas ir gebėjimas daryti daug visokių dalykų ir gerai, jisai tave neša tiesiog ir čia galiu daryti, žiūrėk, tą paimsiu ir tas dar gausis padaryti, nu tave žmonės valgo, tu esi daugam reikalingas, nu toks labai lyderiaujantis, gal netgi taip įvardinčiau. Tai turite energijos, tai energijos pakanka, ar ne? Ir ją panaudoti galima visokiems, ta prasme, dalykams, visokiems projektams, ar ne? Tai kai sako žmogus, kad savęs neranda, man yra nesuvokiama. Nu tikrai, man yra nesuvokiama ir būtų įdomu, bet netgi padiskutuoti, kodėl? Ar ieškai, ar randi, ar bandai, ar bijai bandyti? Gal man pasisekė, kad aš sutikau žmogų ir man parodė tą kelią, ar ne? Gal tu dar nesutikai to žmogaus, bet jeigu nedarai, tai vėl, ar tu rasi ką nors? Vargu. Tai jeigu neieškosi, nerasi, tai aišku. Tai faktas, kad tikrai yra žmonių ir mano tarpe, mano amžiaus yra moterų, kurios dar savęs yra neatradusios. Man yra nesuvokiamas toks dalykas. Bet aš manau, kad kūryba yra pas kiekvieną. O kodėl nesuvokiamas? Nes mes kalbam apie tai, kad ieškojime gali žmogus gyventi daug metų ieškodamas ir neatrasdamas, bet jis ieško, ar ne? Bet paieškojau čia, ne mano, einu toliau, čia pabandžiau, ne mano ir taip toliau. Tai ar tai nėra suvokiamas? Galbūt tas kelias ieškojimo žmogui, jeigu tai teikia džiaugsmą, tai yra jo kūrybinis kelias, galim taip pavadinti, ar ne? Ieškojimuose, atradimuose, mažuose kažkokiuose pasiekimuose. Bet jeigu tu tame visada įžiūri ir jautiesi visada toj liūdesio, toj skaliai, tada galvočiau ne. Arba tau patinka joje būti žmogau, arba, nežinau, jūs pasakykit, kas čia būna, kas čia yra. Man nesuvokiama, nes aš iš karto bėgu nuo šitų emocijų. Aš tai bėgu, daryk. Nuo ko bėgat? Nuo kokių emocijų? Nuo to negatyvo. Nuo negatyvo, nuo nedarimo, nuo... O negatyvas, kas jums net yra negatyvas? Ką išreikštumėt kaip negatyvą? Tas pats liūdesys. Liūdesys, ar ne? Ir žiūrėkit, jūs irgi esat labai gražiai išmokyta liūdesio nemėgti, ar ne? Kažkas jums pasakė, liūdesys yra blogai, negalima į netą, griežtai, turbūt pykti irgi negalima, liūdėti negalima, reikia tik tai džiaugtis visą gyvenimą, šokinėti ant šakų, kaip voveriai ir tada bus tik geras vaikas. Ypatingai akcentuotas pyktis, labai daug gyvenimo sričių, labai. Ir tada noriu pasakyti tam žmogui, kuris man transliuoja, kad tu juk pikta, tu nustok pykti, kam tu pyksti. Taip noris pasakyti, kad čia ne mano pyktis, čia ne apie mane erzina galbūt kiti dalykai, bet tai ne pyktis. O kodėl? O gal jeigu pradėtumėt, pavyzdžiui, priimti tą pyktį, sakytumėt, taip, aš pikta, tu mane nervina tas dalykas. Tik tai principas yra tas, kad pyktis, tai mes kalbam, ar ne, reikalinga emocija, jeigu jinai mums skirta apsisaugoti, ar ne. Jeigu mes nepatinkam savo pykdami, mes tą pyktį pradedam neigti. Bet jeigu mes sakom savo, aš nepyksiu, aš būsiu gera, negražu pykti, tai irgi uždraudžiam savo, nustatyti ribas ir žmonės lipa mums ant galvos, dauguma. Bet aš dar girdžiu, kad yra tų stereotipų viduj, kad tos emocijos yra blogos, tos yra geros, tik tai džiaugsmas yra gerai, jeigu susitinku su negatyvu, o negatyvas yra liūdnas žmogus, nepatenkintas žmogus, tai aš nuo jo bėgu. Aš neteigiu, kad reikia būti prisiglaudus prie to žmogaus, bet aš teigiu, kad galima būtų pamatyti, kad
galima išbūti kartais šalia liūdinčio žmogaus ir sakyti, gerai, tau tas ir tas baigėsi, ar ne, aš padrasinti. Bet čia jau psichoterapija, galbūt, nežinau, draugystė, bet grįžkim prie mūsų to panaudojimo, ar ne, pačių emocijų, energijos panaudojimo kūrybai. Tai dar kartą grąžinu prie to, kad girdžiu, kad pavyko, net jums pavyko suprasti, kad aš, kai jaučiuosi nerimastinga, kai man baisu, kai kažkas, aš einu kurti ir man gerai, ar ne, ir tada tas ateina tas džiaugsmas, nes džiaugsmas naujuose dalykuose, aš kažką naują sukuriu. Bet iš tiesų taip, tai toks išsitransliavo ir netgi kaip atšaka vienos iš mano tos kūrybinės srities gavosi floristinė terapija. Parodyti, kad prisilietus prie šitos srities mane spinduliuoja gėris, mane spinduliuoja meilė, mane spinduliuoja visai kitoks energetinis klodas, ar kaip jį čia įvardinti. Jo, ir aš tada rodau, kaip mane tai išneša. Ir tai labai užkrečia žmonės, iš tiesų. Ir aš pradėjau tai vadinti floristikos terapija. Super. Ką ir planuoju daryti. Tai dabar tai aš jau dabar noriu į pabaigą sukti ir aš noriu tiesiog išklausinėti dabar smulkiai Inetą. Papasakok. Pabuvot Prancūzijoje beveik 2 metus, priėmėt sprendimą grįžti atgal į Lietuvą ir toliau kurti, ar ne? Ir toliau dirbti ir dalintis savo kūrybinėmis idėjomis ir kūrybiniais vaisiais. Tai dabar papasakokit smulkiai, kur jūs rasti, kaip tai atrodo, kokies jūsų paskyros. Ne, rimtai, aš pati net nežinau, man norisi žinoti, prašau. Ir paskui dar surašysim. Visai labai netikėtai, net ne to, kad netikėtai, bet vėlgi ta kūryba išnešė į tai, kad aš turiu kažkur save padėti, aš kažkur turiu turėti vietą, kur tai transliuoti, kur tai daryti, kur mane galėtų ateiti ir pačiupinėti tie žmonės. Tai studija įsikurs tik tai spalio viduryje, duris atversime lapkričio mėnesį, bet labai sėkmingai rastos patalpos yra, tikrai ištransliuosiu plačiai, kada jau būsiu Lietuvoje ir galėsiu žengti pati į tas erdves. O dabar kuriu viską nuotoliniu būdu ir mintys naktys sproginėja, nes aš jau pati vaikštau patalpose. Tai parvežu dalelę vintažo Prancūzijos, labai noriu sukurti tą senienų, močiutės tą tokią kvapą įnešti į auditoriją ir žinoma, kuriuose sklis gėlių kvapas, kuriuose krikštaus vaikai, nes labai noriu grįžti į užsiėmimus su vaikais, ko tyliai dariau ir niekam nesakiau. 7 metus dirbau neformaliojo švietimo mokytoja su floristikos būreliu ir leliukų, mažų leliukų būreliu Gargžduose ir Klaipėdoje. Tai tą dabar noriu turėti pas save. Tai trečiadieniais, kadangi Prancūzijoje yra 4 dienų švietimo savaitė, tai ir Lietuvoje planuoju taip susidėlioti darbus, kad trečiadienį skirsiu veiklą vaikam, iš ryto leliukam, po pietų nuo 6 iki 10 metų mergaitėm, vesiu floristikos užsiėmimus, o pas save auditorijoje kviesiu, kas be ko, kursime gėlių salono tipažą, ar ne? O šalia atsistos ir nem namų mūsų kurtų su vyru prekinio ženklo taip pat produktai, alyvuogių aliejaus degustacijos. Tai ir vakarai moterims, vakarai degustaciniai vakarai, popietės įmonių darbininkam, darbuotojam. Tai nešim ir šitą žinią bendrai visuomeniai ir visa mano meditacinė turbūt pusė nukeliaus į studijos vakarus, kada turėsime su alyvmedžio spa meditacijas, kurias įgarsinsiu pati. Ir aišku, taip kaip jaučiasi žmonės, gražius pavakarojimus ir tas jausmų pasidalyjimus organizuosime. Tai va toks didelis kūrybinis savęs, net neintegravimo, gal daugiau atidavimo, tiek kiek yra viduje, taip noris dalintis, taip noris būti reikalingai,
atrodo, kad grįždama noriu šaukti, rėkti šitą žinutę, kad imkit mane ir skaitykit, nes tiek viduje visko daug. Labai skamba gražiai, nuostabiai. Man tai tikrai toks kūrybinis įprasminimas savo atradimų, savo tos, tas, kas jums patinka, tas, kas jums yra grožis, kas jums yra kūryba, ar ne, labai nuostabiai skamba tikrai tie užsiėmimai su mergaitėmis, ar ne, ir čia yra žinios perdavimas, savo žinių perdavimas, ar ne, ateities kartoms. Tai yra nuostabus projektas ir reikalingas. Ir visi kiti dalykai, visi užsiėmimai, mes, čia iš nenoriu išsiplėsti, bet mes pamirštam, kad turim dvasinius psichologinius poreikius. Mes galvojam, kad turim tik poreikį, pavalgyti, pamiegoti, ten, žodžiu, būti sveikam, aišku, viskas gerai. Kuriant šitas labai dažnai dingsta, netgi tie fiziniai poveikiai. Pamiršti, kad ta burna sausa ir tu nori valgyti iš tiesų. Pamiršti, taip. Bet dvasiniai psichologiniai poreikiai, tai yra labai, jūs ryškiai pasakydavo šiandien per pokalbį, aš noriu būti vertinta, ir yra reikšmingumo poreikis, ir tai nėra puikybė, ir tai yra reikšmingumo poreikis. Mes visi turim poreikį būti reikšmingi. Tai vienas, juos turim tenkinti ar ne, tai turim poilsio ir pramogų poreikį. Tai, ką jūs kuriat, tai yra kažkam bus poilsio ir pramogų poreikio tenkinimas, ar ne? Nes kitaip, jeigu vien tik dirbsim, mes nugriūsim, nebus pusiausvyros. Jeigu vien tik ilsėsim, mes neuždirbsim irgi galų gale nieko gero. Tai tą pusiausvyrą išlaikyti yra menas, gyvenimo menas. Ir mes nuolat turim tame, kaip sakant, laviruoti, ar ne, ieškoti tos. Tai mūsų gyvenimo būdas ieškoti pusiausvyros, kad eiti į priekį judėti. Kaip ten sako gražiai, jeigu žmogus ant kalno stovi, tai jis ne iš dangaus ten nukrito. Jis jį užlipo, ar ne? Kaip gražiai pasakėt. Tai mes tą, ką šiandien kalbėjom, tokia kaip rezumė, ar ne, kad tai, ką jūs daro, tai, ką jūs kuriat, tai yra ne iš dangaus nukritę, tai yra jūsų kelias, jūsų visokie ten akmenukai, ar ne, ir nukritau, atsikėliau, ir ten pasukau. Ir taip ir gaunasi, labai natūraliai tai gaunasi apie tą kelią, paprastai ir vyksta pasakojimas tų visų terapinių užsiėmimų metu. Tiem, kam yra aktualu ir kam tai rezonuoja, tie ateina, klausosi ir jie atrodo, kad išeina pagiję, nes visi nori apsikabinti. Didžiausia dovana išėjus, išskleisti tas rankas ir kai tau krenta žmogus į glėbį ir taria labai didelį ačiū, vadinasi, tai palietė jį, tai jam naudinga, turtinga ir jisai išeina su dalimi tavęs ir tikėtina, kad sugrįš. Taip, ir mes kažkokiu vienokiu ar kitu būdu, tenkindami savo poreikius, mes padedam tenkinti kitiems jų poreikius, ar ne? Ir tai yra tas bendrumas, bendradarbiavimas, ir žodžiu, tai yra gyvenimas. Tai yra paprastas, visiškai paprastas gyvenimas, nieko čia labai ypatingas, bet kartu tuo pačiu yra nuostabus. Tai ačiū labai Ineta. Labai ačiū visiems, kas klausot. Ir dar kartą noriu priminti, kad Ineta jau lapkričio mėnesį mūsų visų laukia Klaipėdoje. Taip, Klaipėdoje. Taip, Klaipėdoje. Bus įsikūrusi Liepų gatvėje, o daug kas tikrai mane pravažiuoja. Tai būrio lauksiu ir draugų, ir naujų žmonių, tikiu, kad atkeliaus. Tikrai labai džiaugiuosi, kad buvimas čia tiek davė daug to, kaip mano vyras sako, mėgaukis. Tai man toks tikrai pavadinimas Prancūzijos yra mėgaukis. Tai noris parvežti tą mėgavimąsi ir juo dalintis. Ir tiesiog matau būrius žmonių, būrius kolektyvų, būrius bendruomenę tokią gražią matau. Tikrai gražu, grįžtu su didelė širdim ir turiu sakyti, kad pagijusią širdim. Ačiū Prancūzijai. Aš labai myliu Prancūziją ir labai džiaugiuosi, kad dalelė Prancūzijos atsidurs Klaipėdos Liepų gatvėje. Ir aš manau, kad suprantu, kad turėsit kažkokį dar ryšį su Prancūzija, ar ne, ir kažkaip vis čia bus toks. Taip, yra planas vis judėti nuolatos ir vintažo keliu keliauti čia toliau, tai manau, kad taip gyvenimas gražiai ir susidėlios.
Tai labai džiaugiuosi, labai ačiū dar kartą ir iki kitų susitikimų greičiausiai jau iš Lietuvos, ar ne? Tai super tada. Ate. Iki malonaus, sudie.